ko tu nori iš gyvenimo. Tai nieko tu nenorėk, nebandyk, nenorėk, iš tavęs vis tiek nieko nesigaus. Duokite mums vilties, mes esam per daug pavargę, kad galėtume žiūrėti visokias bjaurastis, duokite mums kažko, kur mes galėtume atsipalaiduoti, nusiraminti, nes aplinka yra per daug agresyvi. Ir po kažkiek laiko tu supranti, kad tau tam moksle visai nėra ką veikti. Nu, dabar sakai, kad ten nėra to kažkokio kūrybinio momento, kurio norėtųsi, man labiau patinka išgalvot, sukurto. Čia reikia remtis kažkokiais lakoniškais, sausais faktais. Kai aš mokiausi Danijoje, aš turėjau neįgalų kursioką. Jis, reiškia, buvo ratukose, pas jį buvo judėjimo disfunkcija. Pas jį buvo daug ten visokių kitų problemų. Ir man kaip žmogui iš tos tokios sovietinio auklėjimo sistemos čia buvo iš visų, kas čia per nesąmonė, tipo, kad neįgalus čiuvakas atėjo į judesio, ne į dramos, bet į judesio teatrą. Badass pokalbiai. Aš aktorius, fasilitatorius Tomas Dapšauskas, kviečiu klausytis, nes mes šiandieną apie žinių badą. Badass pokalbiai. Aš aktorius, fasilitatorius Tomas Dapšauskas, kviečiu klausytis, nes mes šiandieną apie žinių badą. Kalbuosi su Andrium Pulkauninku, choreografu, režisierium, atlikėju, performeriu, na ir dabar dar ir rašytoju. Jau 3 knygą išleidai, ar ne, Andriu? Taip. Tai norėjau iš karto pereiti prie pirmo klausimo savo tradicinio, kadangi visas šitas pokalbių ciklas gimė iš to, kad iš badavimo ir su Aurelija mes sukūrėm pavadinimą Badass, tarsi nuo bado ir nuo tokių provokuojančių gal klausimų, nors dabar tas, kas yra provokuojantis klausimas, nebeaišku, nes vieniems provokacija yra, kai daug keikiasi per podcastus, kitiems provokacija, kai klausia labai intimių dalykų, ar ne, kai nori kažką sugėdinti, kažką parodyti tokio, ką jisai norėtų nuslėpti, ar ne, tiesos paieška kažkokia tais. Tai mes gal čia paprasčiau tas bedesais pabūsim bjauri, tai nebūsim labai bjaurus. Tiesiog norėjau paklausti, ko tu badauji? Ar yra kažkas, ko tu alksti? Ar yra kažkas, ko visą laiką atrodo, mes tokiam persisotinėme, turim visko čia ir įrankių, ir įrenginių, ir informacijos, ir pasitenkinimo šaltinių ir kažkada su tim kalbėjom apie tą hiperstimulaciją, gal bus įdomu paliesti ir šitą temą. Tai pasidalink, kaip tau yra, ko tu alksti. Nu tai čia matyti ir yra ta situacija, kad tas žmogus toksai padaras, kuriam visą laiką yra mažai. Žmogus yra godus padaras, jam visą laiką mažai, jam nėra gerai toj vietoj, kur yra. Iš esmės, jeigu mes ten imsime iš kokios nors ten evoliucinės pusės, tai kad išėjo žmonės iš Afrikos dėl to, kad Afrikoje buvo blogai. Nuėjo į Europą, Europoje buvo blogai. Nuėjo per Aziją, Azijoje buvo blogai. Nuėjo į Australiją, Australijoje buvo blogai. Ir, čia mes tada ironizuojant šitoj situacijai visą laiką galim grįžti prie Špenglerio, kuris rašė, kad vakarų saulėlydis, tada eiti per Fukuyamą, kuris sakė, kad istorijos pabaiga, Fukuyama vis dar gyvas, o istorijos pabaigos neatėjo. Tai labai mėgstama tokia tematika, ten sakysim, bet buvo laikas, kai visi sakė, dabar tai jau čia literatūros pabaiga, ten kultūros pabaiga, atėjo AI surašys viską ir bus jums, prašau, rezultatas, vėlgi, kaip sakoma, trūkumas nežinia ko. Bet čia matyt, tas egzistuoja klausimas toksai, kad, ar kada nors žmogui yra gana. Jis vis nori kažko daugiau, o kada jau bus tas gerai, kada jau gyvenam tą auksinį amžių patį geriausią ir tai matyt, kad čia tas bandymas pabėgti nuo savęs jisai ir veda į tai, kad mes vis dar kažko alkstam, kažko trokštam, kažkokių turim
neišsipildžiusių lūkesčių, bet neleidžiam savo nugrimsti į nuobodybę. Tai tu leidai savo nugrimsti į nuobodybę? Aš manau, kad nuobodybė tai yra pagrindinis kūrybos proceso toks kaip, šaltinis. Tai reiškia, kad, jeigu mes paimsime kažkokį ten nuobodžiaujantį vaiką, tai jis nuobodžiauja kokias 30 sekundžių, jisai po to pradeda kažką kurti, pradeda galvoti, kaip jam išsisukti šitos situacijos. Ir jeigu mes jam neleidžiam patirti tos nuobodybės, tai, tada tiesiog, čia va yra telefonas, čia va yra kažkokia atrakcija, čia mes tave įkišim į kokį nors būrelį ir neleidžiam. Ir tada nesivysto tas nuobodžiavimo kreatyvinis procesas. Tai ta prasme, tai ar galim būtų sakyti, kad tu tiek provokuojančiai, kaip sakyt, kūrėjai, ieškojai čia savęs, ar tu iš to nuobodulio čia darai tą visą? Tai čia tam tikra prasme yra toks atsispyrimas nuo to nuobodulio, kad tiesiog, kažkokio, gal ne tiek 100% tas nuobodulys, gal tiesiog daugiau tai yra kažkoks toksai, vėlgi, godumas, nepasitenkinimas to, kas yra. Kad tai, yra daromas vienas ar kitas ten performances, ten kažkoks muzikinis projektas, literatūrinis projektas. Ir jau kai jisai yra padarytas, jis jau yra nuobodus, nes tiesiog aš jį jau padariau, man jau nebeįdomu, man norisi eiti toliau. Aha. O tai koks motyvas tavo kūrybos? Ar vis tik tai čia yra labiau saviraiška, ar iš kažkokios traumas, kažkokio nepritekliaus, ar iš kažko tais, kad aš sugalvau, noriu visiems pasakyti, ar iš to, kad aš noriu būti matomas, ar aš kad noriu būti įsiprasminęs, išlikti kažkokiam laikui. Kas tave? Ar kiekvieną kartą, gal, nes šiaip tai labai skirtingose tu ten tuose medijose operuoji, ar ne, net ir aš nepaminėjau dar vienos muzikos, beje, aš ten vienas kūriau gabalą apie tave, tai paleisiu vėliau, pasižiūrėsim. Gerai. Ne kiek aš, kiek AI. Kiek AI. Tekstą tai grinai aš, bet muzika AI. Tai klausimas, ar skirtingos medijos tau skirtingos turi kažkokius tais skirtingos formos raiškos, turi tau skirtingus motyvus, dėl ko tu taip kuri, ar čia tiesiog ieškai, ar tu... Aš manau, kad tai yra toks nuolatinis ieškojimas. Tai vėlgi tos pačios tam tikros nuobodybės ar išsisėmimo kažkokio, kad jau atrodo, čia šitoj srityje aš jau kaip ir viską padariau ten, dirbu 25 metus choreografijai, jau atrodo, kas čia, tikrai jau nebėra ką ten daugiau daryti. Tada aš pradedu kažką kitą daryti, ten, nežinau, rašyti, kurti muziką ir tada tai veikia, tas muzikos kūrimas veikia pačią choreografiją, tai reiškia, kad aš galiu vėl grįžti atgal, tai čia programeriai šitą dalyką vadina smėlio dėže. Tai reiškia, kad tu nueini į tą savo smėlio dėžę, ten kažką pasikapstai ir iš to, ką tu ten kapsteisi ir atrodė tai visiškai beprasmė veikla ir kažkoks ten, tikrai nekryptingas veiksmas. Jisai duoda stimulą ar kažkokių naujų minčių, naujų požiūrio taškų į tai, ką daryti su kažkokia režisūra ar choreografija. Tai čia šiuo atveju, nežinau, gal aš šiek tiek prieštarausiu tai visai bendrai opinijai, kad, kad žmogus turi ten būti specializuotas. Tai aš atvirkščiai, aš manau, kad renesansinis toks labiau požiūris, kad daužant kamuolį krepšinio aikštelėje galima sugalvoti labai neblogų minčių, ką galima būtų po to parašyti, kaip sakoma, ar pastatyti kažkokių video vaizdų, nes sakysim, kad tam pačiam kreatyviniam procese aš, sakysim, pergyvenau tokių keletą labai skirtingų kūrimo būdų, vadinkim taip. Kad iš pradžių tai buvo kažkoks toksai, aš tai vadinčiau transliacijomis, arba tiksliau, kažkoks toks informacijos apibendrinimas. Iškai, kai prieš užmiegant atsiranda kažkokių apibendrintų minčių, kągi ten reikėtų daryti. Kaip išspręsti vieną ar kitą sceną, kaip režisuoti vieną ar kitą dalyką, bet tai toksai ta būsena tarp miego ir nemiego. Kada jau tu kaip ir beveik tas protas yra atsijungęs, bet tuo pačiu jisai dar vis analizuoja situaciją.
Ir vat nuo šito, čia buvo gal kažkoks pradinis taškas, va taip. Tai nuo šito, vat aš perėjau prie visiškai priešingos situacijos, kada visą tai vėlgi kažkaip sąmoningai yra atremiama į tą kažkokį meditacijos ar tuštumos momentą. Kai tavo protas ištuštėja, tada atsiranda visai neblogų minčių ir neblogų idėjų. Pradeda pildytis iš naujo. Jo, tiesiog tu neduodi tam protui medžiagos žaisti su asociacijomis, jis tada pradeda kabintis už visko, kas yra, ir jeigu galvoj yra keletas kažkokių nesujungtų judesių, jie staiga ima ir susijungia. Ir tada, čia gal kažkuria prasme taip AI veikia, kad, dirbtinis intelektas, kad jisai sujungia tuos, atrodo, visiškai nesujungiamus dalykus, kurie galbūt niekada ir nesusijungtų. Mhm. Įdomu, dėl šito miego irgi, iš tikrųjų girdėjau, keletą čia klausiau skirtingų mokslininkų, kur minėjo, kad jeigu kažką mokaisi, nes aš gilinausi truputėlį mokymas, atminties technikas ir sako, vat, jeigu mes kažką mokomės ir atsigulam bent 15 minučių, tą vadinamą lavono poziciją, šavasaną ten iš jogos ar ne, ir tada, sako, per tas 15 minučių surenderina labai daug informacijos ir sudeda į stalčiukus ir geriau atsimenam, dėl to ir tas prieš miegą, gal ko sako, labai svarbu laiku atsigult, jeigu ten kažką ieškoji, gilinaisi, skaitėjai, galiausiai net jeigu neskaitėjai gyvenime, eini kažkokios patirtis vyksta. Ir kai tu atsiguli prieš miegą, tai vat, kaip tik ir vyksta tas procesas, kai tau sutalpina į tavo atminties tos, kaip sakyt, sodus arba lentynėlės. Tai va, bet jeigu grįžtant prie kūrybinės temos, šiaip, kaip sakiau, tu provokatorius tarsi buvai, daug tokių visokių performansų ten, ar nesusisukęs į kažkokį calapaną, gulėti ten mėsos skyriuje, ar ne ten išsibūtinai, jeigu taip, ne kaip žmogus, ar ne stringus pasidaryti savo iš kažko, tai žinai, ir ten išsiteptų moliu, ar ne, ir ten raitytis tada kažkokios pliauskos, kažkas tas. Tai ir įdomus paradoksas, kad atrodo, aš su tavim kiek esu kalbėjęs, ar ne, kad užsienį ar nelabai kažkaip tais ant rankų nešiojo, ar neploja tie festivaliuose, ar ten, o čia Lietuvoje toks tarsi truputėlį yra, kad nėra tokio, arenų nerenkia, ar ne, dėl kokios priežasties, ar čia yra tiesiog nišinis menas ir festivalėje kaip tik susirenka tie, kurie kaip tik tuo tik ir domisi ir dėl to tave ant rankų nešiojo, o čia tų žmonių tiesiog mažiau yra besidominčių tą, ar čia yra netiek nepopuliarus ir neaktualus klausimas, ar per daug sudėtingai užkabintos temos, tas performing artas. Kaip jis čia yra, kodėl jisai taip neiššauna, kad visiems, kas čia, kaip čia įdomu, ar tiesiog, kad užkabina tokias jautrias žmonių stygas, kad truputėlį nepatogu, neįdomu, negražu, ar kas čia yra. Tai kaip, čia keli klausimai, ar ne vienas yra, kodėl tas, tai bet gal pradėkime nuo to, kaip tu, kas tave pastūmė eiti tokiu keliu, ar ne, būtinai kažkokį bjaurasties, badass. Gal nebūtinai ten bjaurastis, bet prasme, kad, kritinis klausimas kažkoks kritinis. Tai čia matyt vis tiek, čia jau tada atsiranda ta situacija, kada, kažkokios, išgyventos traumos ar kažkokio tokio konflikto su savim pačiu pasiekmė, sakykime, taip, kad, nes vėlgi, kaip yra sakę įvairūs šaltiniai, kuriuos, kaip sakoma, žmogus rašantis siaubo romanus, jisai turi labai stiprų konfliktą su aplinka. Jis negali gyventi, maždaug, kad ten maždaug atsikėliau 8 ryto ir rašau savo siaubo romaną iki 6. Taip neveikia, tu turi turėti konfliktą su aplinka, kad iš to savo konflikto nesijausti šitoje aplinkoje gerai, saugiai, ramiai. Aš manau, kad pats menas, jisai iš savęs, jeigu tu jautiesi gerai ir saugiai ir tau viskas gerai, tai ko ten kartis ant tos scenos, ko ten provokuoti kitus, kodėl klaust kitų ir taip toliau. Tai šiuo atveju matyt ta situacija, ką
ką tu bandai paklausti antrame klausime, kodėl skirtumo tarp Lietuvos ir kitų šalių, tai Lietuvoje matyt vis dar egzistuoja tas toksai nuraminimo arba vilties menas, tai reiškia, kad duokite mums vilties, mes esam per daug pavargę, kad galėtume žiūrėti visokias bjaurastis, duokite mums kažko, kur mes galėtume atsipalaiduoti, nusiraminti, nes aplinka yra per daug agresyvi, o vakarams atvirkščiai. Jie per daug gerai gyvena. Jie tiesiog per daug gerai gyvena ir tada jiems tam, kad jų ta sensorika pasidarytų nors kažkiek jautresnė, jiems reikia tokio aštresnės provokacijos, nes jie jau viską yra matę. Jie matė visas maksimaliai išnaudotas bjaurastis, kokias gali matyti žmogus, kaip sakant, ten man visą laiką va, toks kaip kontrastas, ta prasme, va, kad Vokietijoje ten per mišes protestantiškas buvo pakviesta mergina buto performerė, kuri ten nuoga vaikščiojo su kirviu ant galvos ir tai buvo, nu, kaip kunigo inicijuotas performances. Tai įsivaizduokime visą šitą reikalą Lietuvoje. Šeduvoj per atlaidus, kaip sakoma, į bažnyčią įeina nuoga moteris su kirviu ant galvos, tuo ašmeniu padėtų ant kaktos. Tai čia praktiškai iškart visos babutės mane nulinčuotų šitoj vietoj vien už pačią mintį, kad tai gali įvykti Šeduvoj. Ar iš viso gali įvykti. O Vokietijoje tai yra norma. Tai yra, nu, vat, toks, vat, štai, vat, Dievo keliai nežinomi. Nu, prašau. Jeigu norit nežinomų kelių, prašau, jums va, nuoga moliu ištepta merga su kirviu ant galvos. Ar čia nėra Dievo? Yra Dievas. Kelias yra kelias. Ok. Ir visą tai, vat, nu, vat, tas ir skirtumas. Ten kaip kokioje, nors, nežinau, Šveicarijoje, ten, taip sakoma, tiesiog eilinėje kavinėje, pats šito nemačiau, bet tiesiog pažįstamas vienas pasakojo. Maždaug, kad atvažiavo ten vos ne alaus išgerti į kažkokį, na, eilinis toks kažkoks kabokėlis, kažkas ten tokio. Ir ten tiesiog programoje yra performances. Ir tas performances ten kažkoks šokiruojantis, ten visokiojopai irgi ten kažkas vyksta, ten kažkokius ten, nežinau, dalgius mėto. Ir tai tiesiog yra kasdienis, vat, jūs čia savo alų gerit, ten kažkokią kavą ar ten patiekalą valgot. Ir šalia viskas vyksta. Tai ir vis tik įdomu, ar čia tas performing artas visas tai irgi, ar tik nesiekia to paties tos hiperstimulacijos kažkas, kad taip sukrėsti, sužadinti, ar patraukti save dėmesį, ar ten vis tik tai nori kažkokį tais, nežinau, dialogų su žiūrovu, ar kažkokį klausimą gvildenam. Ar čia tas daugiau toksai kartais pasižiūri tikrai ten tos eriukų kraujus, ten tapo, ten kažką ir taip. Ten jau reikia susigilinti tą koncepciją, kad tu suprastum apie ką ir kad supranti, kad nu tau tiesiog yra arba šlykštu, arba bjauru ir tarsi ar čia norėjo tą ir parodyti, ar mes čia taip ir norim būti hiperstimuliuojami, ar ne, kaip tu minėjai. Nu, vienas iš dalykų ir yra, kad susiję su ta hiperstimuliacija, kad, nu, kodėl aš sakau, kad vakarai gyvena per daug gerai. Mes irgi dabar gyvename per daug gerai, lyginant su visa mūsų prieš tai turėta būta istorija. Ir tiesiog, kuo ta situacija yra geresnė, ta buitiniam lygmenį, kuo ten mažiau tave kas nors taso, šaudo, gaudo, kažkokie saugumai tave seka ir taip toliau, tuo tau labiau reikia, na, kažkokios hiperstimuliacijos, kad tu pasijaustum iš viso egzistuojantis, gyvas, taip, nu, tau trūksta to, nu, tu tiesiog ten savo ramiai savo plūduriuoji, na, ir tada, štai, vat, maždaug, va, mums reikia tada kokį nors psichą pasikviesti, kad jis ten ką nors padarytų ir tai visi, maždaug,
Yra prieš ką kovoti. Yra prieš ką kovoti, nes šiaip mes jau per daug gerai gyvenam ir jau viskas per daug norma ir per daug. Ir, vėlgi mes, jeigu pažiūrėsim, kad tam tikrą prasme menas, jis ir pats iš savęs ėjo tą kryptim, kad iš pradžių galbūt tai buvo kažkokia provokacija, jeigu ten paimsim kokį nors ten Duchampą, ta prasme, su jo pisuaru, tiesiog, padarykime tokį bajerį, ta prasme, jo kelį, nusiųskime, nes mes žinom, kad Duchampas tą unitazą nusiuntė, bet jis siuntė, tai iš Prancūzijos siuntė į Ameriką. Tai kitaip sakant, kad jis pats tame nedalyvavo, jis tiesiog, maždaug, žiūrėkit, hebra, aš paimsiu unitazą, įdėsiu į paštą, nusiųsiu į Ameriką ir jie ten įdės mano tą unitazą į galeriją. Taip. Ir po to iš viso to, kad, vadinasi, šitas bajeris įvyko. Tai ką dar? Ir tada prasideda ta hiperstimulacija, tai reiškia, kokią dar labiau. Ir kai tada jau lieka nebeklausimas, o lieka tiesiog provokacija vardan provokacijos. Tai reiškia, kažkas ten, nežinau, pradėjo, kokiais kraujais tapyti. Tai ką čia dar galima būtų? Kur dar kokios nors šlikštynės įdėti, ką čia galima? Tada atsiranda tas kažkoks bandymas, pasiekti tą ribą. Kažkokia, kur jau žmonės sakytų, kad, atleiskite, jau šitą nes mes visą laiką galim pacituoti kokį nors ten Nietzsche, kuris ten visokias šlikštynės darė Austrijoje, jisai, ten irgi ten visi kraujai, vėmalai ir kas tik nori. Ir ką? Ir kas po Nietzsche yra? O po Nietzsche jau yra riba. Po Nietzsche jau yra, kad toliau labiau šlikščiau padaryti neįmanoma. Tiesiog pakartokime tą patį, arba nepasiekime to šlikštynės pavydalo. Kad būtų kažkoks toks. Tai reiškia, kad ir tai yra kažkoks baigtinis taškas. Tai reiškia, kad ta hiperstimulacija pasiekia savo galutinę ribą ir tada vėl pradeda suktis viskas atgal. Nes čia mes vėl grįšime prie to pradinio taško, kad žmogui niekada nėra gana. Bet pati situacija to stimulo ir reakcijos, jinai visą laiką yra baigtinė. Tai kažkurio momentu mes pasiekiam tą ribą, kada jinai pradeda slopti ir tada jinai pradeda silpnėti ir mes galim tada ant to papildomo stimuliavimo dar mesti kažko papildomai, bet jau tai nesukels jokio efekto. Įdomus apie tą šiuolaikinį meną, čia kažkada galėjau su vaiku ir jisai klausė, sako, tai kas ten ką ten tie šiuolaikinį bananą priklijavo prie sienos, kas čia per nesąmonę? Sakau, tai yra ir ten kažkas, Jėzus myžaluose, ar ne, ten irgi buvo toks ir net irgi. Tai sakau, dar ten kelis pavardinau, kur tiesiog tapė, ten valiojasi ant grindų, ten dar kažką, tai žmonės ieško, kartais ten reikia konceptualizmas, ar ne, kad reikia tiek išaiškinti idėją, kad taip iš karto atėjęs tu net negali suprasti, apie ką čia eina kalba, turi perskaityti 2 ketvirtukus, tada, čia apie tai. Bet čia net ne apie tai norėjau sakyti, bet kad vaikas paklausė, ar ne, tai bandėm truputėlį diskutuoti, kalbėti, ar ne, ir tarsi iš pradžių iš karto pirminė paaugliška reakcija, kad čia nesąmonė, čia šūdas, sakau. Ir tada sakau, atsimink, mes važiavom kažkada, ten, jam buvo kokie ten 7-6 metai, sakau, ir tu labai stebėjasi, kas ant sienų taip gali pripaišyti, tos grafiti, žinai, ten tegus pridėję, tegus, sako, kodėl, ta prasme, reikia taip, ir kai kur ten, kur jau gražus paveikslai, ten visas nupieštas, visas ten koks nors, nežinau, siena su kokiu nors ten jau vaizdu, kur gali perskaityti, nežinau, ten matyti formas kažkokias ir spalvas, ir tas jau visai neblogai, bet tie paišaliojimai nieko, ir paskui jisai kažkaip užsimanė su klasiokai, sako, einam lankyti grafiti būrelį, jis pradėjo lankyti grafiti būrelį, ir staiga jam tie tagai pasidarė tokią vertę, žiūrėk, čia tas
tagas, žiūrėk čia tas, aš ten net negaliu perskaityti, kas parašyta, sakau, žiūrėk čia parašyta tas ir tas, žinai. Ir jis taiga toksai įsikvėpęs, žinai, tais tegais. Ir aš jam sakau, tai žiūrėk, va, tu dabar sakai, va, tas bananas prikliuotas yra šūdas, ar ne? Bet sakau, prieš tai tu atsimink, kaip sakai, kad yra tegai yra. Nu, dabar labai nuoširdžiai, iš tikrųjų, su dideliu klausimu, klaustuku sakai, kodėl žmonės šis tokį gali dalyką daryti, nes, nu, tiesiog, na, teršia aplinką, ar ne? Nu, tai čia kaip tų metalo grupių pavadinimai. Prasė, kad iš pradžių ten kokie nors ten flyeriai, jie dar ten įmanoma perskaityti, kaip sakoma, nu ten su peiliu išraižytas jų pavadinimas, o po to, ko toliau, to vis labiau neįmanoma. Reikia maždaug užrašyti savo pavadinimą taip, kad neperskaitytų niekas ir dar apačioj parašyti, kad jo, čia vis dar esame mes maždaug. Tai čia tas irgi tas bandymas perspjauti jau ir taip užtektinai perspjautą dalyką, nu, nes tai tas vėlgi užkrauti tiek informacijos, kad jau jos būtų maksimaliai per daug. Na čia kaip yra kažkokia, sakysim, tonalinė, atonalinė muzika, nu ir yra muzika, kurioje ten yra maksimalus kiekis natų, ta prasme. Natų, klasteriai. Jo, natų kiekis, kaip sakoma, į kvadratinį centimetrą. Tai tada jau prasideda, kad natas dėlioja į piešinukus ir žiūri, kaip tie piešinukai groja. Nu tai tada klausimas, kogi mes siekiam, nes mes netgi jeigu grįžtume prie tos idėjos, ten prie tų visų ničų ir ten, sakysim, tų visų unitazų ir taip toliau, mums visų pirma reikia tada pažiūrėti tą kontekstą, kuriame visą tai atsirado. Nes, ta prasme, jeigu mes atskiriam visą tai nuo konteksto, nes mums dabar, aš praeitais metais buvau San Franciske Momo muziejuje, ten tas unitazas stovi, taip sakoma, nu tas pisuaras, ne unitazas. Ir tas pisuaras stovi, jo. Bet jis jau... Jau tai klasika. Jo, jis dabar yra klasika. Jis, kaip sakoma, tai... Jokia provokacija. Jo, jokios čia provokacijos nėra. Ir tada jau reikia skaityti 2/4, suprast, kodėl čia yra jisai čia. Nes aplinkui buvo ten kažkokia, vėlgi, graži klasikinė tapyba ir staiga čiuvakas duoda pisuarą, žinai, kaip skulptūrą. Tai šalia kokio nors tenai... mąstančio žmogaus šitasgi Paryžiuje tas pisuaras, tai iš tikrųjų atrodo, nu, klaiki provokacija. Bet kai mes turim daug tų tokių pisuarų šalia, kaip sakoma, tuose muziejuose prikabinta, ar ten kažkokių tokių, kur ten reikia labai daug skaityti ir vis tiek neįsikerti, apie ką čia reikalai, nu, tai tada atsiranda ta atgalinė versija, kad maždaug galėjogi, nu, kažkaip, nu, pasistengti, nežinau, ten rutuliukų pripaišyti, nu, tada atsiranda vertinimas ne paties vaizdo, ne pačios koncepcijos, o to tokio žmogaus darbo, indėlio, kad, tipo, nu, tai ką tu čia maždaug, tipo, pafilmavai, čia, tas lietuviškas konceptualizmas, davė vaikui kamerą, lakstė su tą kamerą ir filmavo belenką ir po to, nu, šamecevai, visą tai eksponuosim, visi. Tai, tipo, ką čia per nesąmonę, tipo, tai čia bet kas gali maždaug duoti vaikui telefoną, žinai, jisai lakstys ir filmuos, nu, ir kodėl aš čia dabar maždaug turiu, toks protingas visokiojopai, žiūrėt visą šitą nesąmonę, tipo, maždaug, kad nepagaunu aš čia. Tai įdomu tas irgi apie meno santykį, nes čia kartais atrodo, kad grinai yra saviraiška paties menininko, kartais noras tapti kažkokiu tais nepastebėtų, bet kai kurie kūriniai jaučiam iš tikrųjų, kad jie pataiko į tą kažkokį bendrą dalyką, kur visiems pasidaro labai aktualu, ar ne, ir tada tas iškyla, nu tai tada ir tampi genijus, tai čia reikia tiesiog šaudyti, ar ne, kad tu bandai tą saviraišką tiesiog, kas tau atrodo ir gal netyčia pataikysi. Ar vis tik jau čia, kaip tu galvoji, gimstama kažkokiu, kuris iškart kažkokį turi tokią labai ar kitokį mąstymą arba kažkokią viziją, kaip tais genijais tampa įdomu? Čia aš nemanyčiau, kad genijais tampama, genijais, matyt, šiais laikais genijai yra padaromi. Marketingas dabar. Jo, dabar yra marketingas, taip sakoma, kad tu pasiimi kažkokią nesąmonę, kuri galbūt tuo momentu neatrodo kažkas ypatingo. Nu, man patiko, grįžtant prie tos pačios superstimulacijos, tai būtų toks labai paprastas pavyzdys, kad šiaip, paimkime paprastą Picasso paveikslą, kuriame jisai, kaip daro savo kažkokį realizmą, tokį, kad tas ankstyvasis Picasso,
Ir tada yra, sakysim, kažkoks jo abstraktesnis, labiau kubistinis, tasai, kur mes matom žmogaus veidą ir profilių, ir amfasų vienu metu. Ir čia tada yra super stimulas. Nes mes pagal savo tą biologinę prigimtį negalime matyti ir profilių, ir amfasų, ir mūsų tada smegenų funkcija, kuri, pripratus, kad nustatys žmogaus veido padėtį, tai čia profilių ar amfasų. Tai jam tada pradeda, kažkas vykti, ta prasme, kad maždaug įsijungia ta superstimulacija, kad maždaug taip negali būti. Tai va čia tada sako, o va čia tai buvo genialus sprendimas. Bet tai, kol jisai nebuvo įgyvendintas, neatsirado, visi darė taip, kaip reikia, tai tol tai buvo tiesiog, kaip visada. Tai iš kitos pusės atrodo, kad tikrai tas menininkas vienas iš pagrindinių jos funkcijų, savybių, arba kaip čia ta drąsa, ar ne, rizikuoti, ar ne, rizikuoti suklysti. Ir natūralu, kad daug dalykų nepavyksta, ar ne, kaip sakant, tas, kuris kaip ir su verslu, ar ne, tas, kuris vis tik tai turi atkaklumą ir eina iki galo, tikėdamas savo idėją ir bando įvairiausius būdus, tai tas dažniausiai ir tampa tuo, nežinau, milijonierium ar sveiklingų verslininkų, lygiai taip pat ir su menininkais. Matyt, reikia daug kartų suklysti. Taip, tai čia aš link to ir lenkiu, kad genijus tai yra tas, kuris įkyriai, nuobodžiai, bet jis savo tą kažkokią idėją stumia ir jeigu pavyksta ją dar sukabinti su kažkuo, kad sakysim, kad ir jeigu nebūtų ten, sakysim, daly vadybininkų, tai pats daly būtų nežinomas, kaip sakoma, nes ten pagrindinį darbą atliko marketingas, o daly tiesiog sėdėjo savo studijoje ir ten... Bet jis buvo toks ekscentriškas, lengvai buvo vadybinti, vis tiek. Jo, bet pagrindinė problema buvo tai, kad jeigu tu ekscentrini savo studijoje, tai niekam tai neįdomu, bet jeigu tu pateiki visą tai kaip, žiūrėkit, koks ekscentrikas, koks jis čia turi savo ten kažkokias išraiškos priemonės, štai, nes jeigu mes pažiūrėsime į tą laikotarpį, kada jis gyveno, tai ten tų ekscentrikų nors tvenkinį tvenk. Ten visi surrealistai, jie visi buvo ekscentrikai, bet mes kalbam apie, kad išskiriam kažką vieną, kad štai jis sugebėjo labiausiai būti ekscentrikas, o visi kiti, tai jie paekscentrino ten, gal netgi dar žiauriau kažką darė. Bet tiesiog, tai nebuvo gerai parduota. Nes matyt šitoj vietoj yra tas užsispyrimas, visą laiką yra puikus pavyzdys, to yra Sezanas. Nes Sezanas jisai buvo atvirkščiai, jisai buvo kažkoks labai uždaras žmogus, sėdėjo ten kažkur kaime, nieko jis ten per daug nelindo niekam į akis. Jau praktiškai jį atrado kaip tokį tinkamą pardavimui, jį atrado tada, kada jau jam pačiam to nebereikėjo. Jis nedarė performanso iš savo paveikslų. Bet tada visi sako, čia atgalinė reakcija. Tai reiškia, kad maždaug, kad visas menas maždaug nuėjo iki to taško, kada jau galima buvo Sezaną pripažinti kaip genijų. Tai pavyzdžiui, muzikiniam pasaulyje šitą visą veiksmą pergyveno Luridas iš Velvet Underground. Tai reiškia, kad kai pradėjo įvairūs žymus atlikėjai groti jo coverius, visi sakė, pala, o tai kas čia buvo tas? O tu pasirodo, jisai visai dar ir gyvas, ir dar pats kažką groja, ir kažkas dar vyksta. Maždaug, tai tada mes jau jį irgi galim pasikviesti, nes jam to nereikėjo, jis tiesiog savo ten kažkokiuose klubuose brinčino savo gitarėlę ir per daug į akis nelindo. Tai galimas ir tas atvirkštinis variantas, tu tiesiog darai tu gyveni savo gyvenimą, tu darai savo veiksmą, tu tiki tuo, ką darai. Ir viskas, ir procedūra vyksta, ir jeigu kažkam reikia, galit paklausyti, jeigu labai norit,
sakoma, tai čia šiuo atveju, nu, mano dalis surašymų maždaug irgi kaip lurido, vadinkim. Taip, kad aš, sakoma, jeigu norit, galit paklausyti, paskaityti to, kas yra parašyta. Tai va, tai aš kaip tik galvau. Link to kažkokio tokio pasidalinimo patirtimi, kad nu, vat, jeigu norit, nes man pačiam labiausiai patinka vat, pats kūrimo procesas. O kas ten bus toliau? Toliau norit skaitykit, norit neskaitykit, nu, čia jūsų reikalas. Nu, tai gerai, tai parašai apie knygas, tada perinam prie rašymo, ar ne? Kaip tau vis tik tai šovė į galvą pradėti rašyti iki tol, kaip suprantu, tai kažkada grojai punk roko ar ten kažkokioj muzikos grupėje, ar ne? Tai tada, kad studentavimo turbūt laikais, ar ne, kažkuriuo metu turbūt išyro, tai ir paskui buvo teatro etapas, ne performance etapas. Pats biologiją studijavai, ar ne? Ir tada turbūt jauteis toks, nežinau, koks tavo jausmas buvo tam teatro scenai, čia gal mes truputėlį aptarėm, ar ne, kad nu, nebaigęs čia muzikos akademijos ar ką, ten mokėsi kažkur Suomijoje, ar ne, tarsi grįžai su nauja tokia, Danijoje, atsiprašau, ar ne, grįžai su nauja banga ir tarsi jau įsitvirtinai čia tam šiuolaikinio šokio pasaulyje, bet klausimas yra, kaip tau paskui dėl ko tu perėjai prie to rašymo, ar rašymas laiką tave sekė gyvenime, kaip čia buvo? Rašymas niekada nebuvo dingęs, ta prasme, jis gal buvo labiau taip palindęs po visų to, nu, visų kitų veiklų kažkokiu paviršiumi, nes rašyti aš rašiau visą laiką, aš dar būdamas studentas, kaip sakoma, toj pačioj biologijai. Čia gal ir yra tas, kad kai aš kalbu apie nežinojimą, tai jis galioja ir man pačiam. Tai aš pats galiu nežinot, kad aš turiu kažką savyje. Aš galiu, nu, net neįtart, nes taip, aš šventai tikėjau, kad aš noriu būti mokslininkas, aš šventai tikėjau, kad aš noriu užsiimti ten kažkokią tyriamąją veiklą. Menai, kokie menai, apie ką mes šnekam? Aš sakau, kad baig, menai čia kažkokiems nevykėliams, ta prasme, jie ten savo tegu užsiminėja savo nesąmonėm. Aš rimtas žmogus, aš užsiimu mokslu. Tai kaip tavars atsidūrė tą menę? Ir vat šitoj, kad ir po kažkiek laiko tu supranti, kad tau tą mokslę visai nėra ką veikti. Nu, dabar sakai, kad ten nėra to kažkokio kūrybinio momento, kurio norėtųsi, man labiau patinka išgalvot, sukurto. Čia reikia remtis kažkokiais lakoniškais, sausais faktais. Aš rašiau savo bakalaurą ir man buvo ten taip kažkokios tramdomose marškiniuose maždaug, kad šitaip nerašyk, šito negalima, čia per daug literatūros, čia per daug, kaip sakoma, išsiplėtei. O kodėl, ta prasme, kodėl aš negaliu rašyti, tą tokią kažkokią vos ne gatvės kalba bakalaurinio darbo. Jau, susijungia du neutronai ir pamatė jis protoną. Ne, čia yra ta forma, tu dabar, tau yra duota matrica ir dabar prašau pagal ją ir tada žiūri nuobodu. Aš sakau, blemba, tai palaukit, kodėl? Taigi pasaulis yra žymiai spalvingesnis, įdomesnis negu tas jūsų iškastruotas pasaulis, kurį mokslas bando apibrėžti. Ne, čia yra statistika, iš statistikos yra išvados. Ir iš tų išvadų tu čia kurpi savo darbą. Cituoji ten kažką, ką kiti yra pasakę. Ir man pasidarė taip, kaip kažkaip nejauku ir siaura visame tame. Aš norėjau kažko žymiai daugiau ir aš šiuo atveju, tie visi kažkokie literatūriniai bandymai, jie irgi rėmėsi kažkokią provokaciją, rėmėsi absurdu, rėmėsi kažkokiais pasaulio pažinimas per kažkokias kitas formas. Ir tada atsirado muzika, nors irgi lygiai taip pat, kaip sakoma, man kažkurio momentu gyvenime pasakė, kad Žiūvakas, tu čia su muzika geriau neužsiimti, ta prasme, neturi tu tos klausos, ta prasme, nes aš ten bandžiau nueiti, ten mane mama nuvedė į chorą, ten chorę, bim, ne, šitas čia beviltiškas.
Net nebandykit, kaip sakoma, jau čia atsipalaiduokit, sakoma. Okay. Ir ta prasme, ir šitoj situacijai, tai tada palaukit, tai klausos aš neturiu, vaizdas pas mane kažkoks šiaip savo, kūnas juda blogai, vienu žodžiu, visokiojopai niekam tikės. Tai tada jau toks, sėdėsit laboratorijoje ten savo pilstiklą, pelėm leisk nuodus. Pelėm hormonus leisi čia, žiūrėsi, kad, o gal tas pelės, čia kažkokia daro kažką. Ir visą laiką, sėdi kažkokiem ten, aš atsimenu, 4 kurse man reikėjo praktiką atlikinėti. Man irgi tas toksai kažkoks traukuliai kažkokie prasideda, kad tu ten sėdi, kažkokius užrašinėjai, kažkokius žiauriai nuobodžius duomenis, kad, ten pagavom tiek pelių, čia, tokios pelės ten gyvena šitai. Ir čia yra tas visas gyvenimas. Aš dabar, vadinasi, visą likusį gyvenimą rašinėsiu visus šitos džiuvėsius tuos. O tai jautėjai truputėlį nuvertintas, ar ne, kad ir buvo tas nuvertinimas ir čia gal buvo kova prieš šitą, ar kažkokias kitas, ar tiesiog troškimas kažką labai įdomaus patirti, sukurti, ar čia daugiau kova prieš tą nuvertinimą, jeigu sakai, to negali ir dabar aš įrodysiu, ar ne? Tam tikrą prasme, kad iš vienos pusės tai buvo kažkokia vaikystės trauma, kad aš turėjau tėvą, kuris sakė, kad šitas tai čia praktiškai beviltiškas, kaip sakoma. Nes aš dar prie visų savo privalumų esu ir kairiarankis, ta prasme. Tai mūsų neblėstančiai tarybiniai pedagoginiai sistemai tu esi iš karto nurašytas. Tai ta prasme, kad kairiarankis tai reiškia tas, kuris kai rašo parkerių, braukia tą pačią ranką per tą, ką tik tai parašė. Tai reiškia ten mozonės tokius, terlius toksai, žinai. Tai tada, blemba, tai tada įrodysiu jums, kad aš nesu terlius. Štai, aš esu kažko vertas. Nes iš pradžių tave taip, supresina, kad maždaug, ko tu nori iš gyvenimo. Tai nieko, tu nenorėk, nebandyk, nenorėk, iš tavęs vis tiek nieko nesigaus. Tai jeigu jūs man šitaip darot, tai aš darysiu priešingai. Aha, tai toks maištas. Tada maištas. Tada maištas, performances, provokacija, tuose pačiuose literatūriniuose bandymuose ten visokių, sakoma, tokių, irgi provokatyvių tekstų ten, atsimenu labai gerai tokią situaciją, kad aš ten rašiau tokią biškiuką, parašiau apsakymą, kuriame prievartautojas sapnuoja, kad jis yra maža mergaitė, kad jį prievartauja ir po to jisai pabunda kaip maža mergaitė. Tokį apsakymą rašiau ir nunešiau į rašytojų sąjungą tą visą. Tai ten tas redaktorius taip į mane, tipo, kas čia iš vis per nesąmonę, tipo, kas čia per homoseksualščiną, čia iš viską negali normaliai rašyti, tipo. Ta prasme, kad tai iškart buvo nuvertinta, ta prasme, kad kokia čia provokacija. Literatūrai nėra provokacijos, literatūra yra personažai, geris, kaip sakoma, nugali blogį, kad tu čia rašai nesąmonės. Tai, tada, palaukit, ta prasme, tai. Mes esam 20 amžiaus pabaigoje ir jūs vis dar literatūrą vertinat kaip kažkokį socrealizmą ar ten kažkokį tokį... Taip, bet dabar kaip tik ar ne tas rezonansas, ar ne čia vienas kažkoks tais komikas ten pasityčia iš kažkokių tais su negale ar ne žmonių, mažaūgių ar ne, ir čia toks rezonansas kažkas. Tai bet klausimas, ar viskas galima, ar vis tiek yra kažkokios ribos, ar yra kažkoks tais, ką tu... kažkokias tvarka egzistuoja, ar vis tik tai mes galim daryti, ką norim, nes, visuomenė kažkaip vis tiek turi funkcionuoti, yra kažkokios taisyklės, ar ne, net ir,
Yra įvairiausių rašančių, kokias ten 12 taisyklių, 10 Dievo įsakymų. Vis bet kokią nueini religinę praktiką, yra kažkokios taisyklės, ar neteini kažkokį tais, nežinau, į teatrą atėjęs, tu kažkur pasikabini, kažkur eini, nu, žiūrėjau, visokių ten dabar tų teatrų, ne. Kiekvienas sukuria savo taisyklės. Tai ar tik tai taisyklių laužimas yra prasmingas, ar vis tik tai reikia kažkokių tais ribų, kažkokių taisyklių laikytis? Ar čia... Čia, matyt, žinai, yra tas variantas, kad kažkada Trenchmouth būgnininkas yra labai gerai pasakęs, sakė, kad aš, sako, kai aš buvau jaunas, žinai, maždaug ten, aš ten kaldavau, ten, maždaug, kad kuo ten daugiau natų į tą kvadratinį centimetrą. Pasako, dabar tai aš taip kaip Keidžas norėčiau. Tipo, tylą padėlioti. Taip, tai vat lygiai tas pats, kaip sakoma, kad nu, mes visą laiką keičiamės. Mūsų tas požiūris ir mūsų vertybės nuolatos kinta. Mes niekada nesam kažkokiuose stabiliuose vertybėse ar stabiliuose, nu, tai kas aktualu, kai tau yra 16, tai tas neaktualu, kai tau yra 50. Tai čia labai puikus pavyzdys yra mano šuo, kaip sakoma. Turiu du šunis, taip sakoma, ir jų ten buvo tam tikras amžiaus skirtumas, tai iš pradžių pirmasis paseno jam jau 12 metų, dabar antrasis, kaip sakoma, įėjo į brandaus tokio senio įvaizdį, nu, ta prasme, regėjimas biškai pablogėjo ten, tai iš pradžių raudavosi ant visų šunų aplinkui, tipo, pamatė kažkokį šunį ten už kilometro, ten loti, ten, o dabar jau tipo, tegu vaikšto, vienodai. Tai va ta pati situacija, kad tu turi jausti, kada tu žmogų iš tikrųjų įžeidi ir kada tai yra, nu, kada tai jau pasidaro nebejokinga. Žodžiu, vidinį tokį pojūtį ir tame tu esi toksai jautrumas, tas menininkas. Ir aš manau, kad menininkas būtent jisai visą savo gyvenimą ugdo šitą savyje, kad nu, neperžengtos ribos, jeigu galų gale peržengiai, nu, tai mes esam socialinės būtybės, mes peržengiam ribas, mes visada galim atsiprašyti, mes visada, nu, kad tai liktų vis dėlto žmogiško to kontakto, nu, kad, nu, jeigu aš, nu, kitas pavyzdys, sakysim, iš tų provokatorių, nu, tai Bloodhangangai savo The Roof is on Fire, kaip sakoma, grojo šitasgi kurčių senelių prieglaudoje. Dėl to, kad tai yra jų nuomonė, nu, gal čia kažkokia statistika yra, kad kurti senjorai yra patys pikčiausi senjorai iš visų galimų senjorų. Nu, ta prasme, kad jie visą tai kažkur išskaitė ir jie nuvarė į tą senelių prieglaudą ir tenai koncertavo. Tai čia irgi marketingas, čia vadybininkai aišku, ta prasme, tai tiesiog tam, kad jie irgi, o ką mes dar galėtume? Nes aš manau, kad lygiai ta pati situacija, jeigu grįžt prie to, kad komikai įžeidė kažkokius, kaip sakoma, neįgalius žmonės ir taip toliau. Tai čia vėlgi, nu, Švedijoje būtų viena situacija, ten kokioj nors, nežinau, Baltarusijoje būtų kita situacija, Lietuvoje trečia situacija, Vokietijoje ketvirta situacija. Tai reiškia, kad jeigu pas tave yra, nes ten, kai aš mokiausi Danijoje, aš turėjau neįgalų kursioką. Jis, reiškia, buvo ratukose, pas jį buvo judėjimo disfunkcija, pas jį buvo daug ten visokių kitų problemų. Ir man kaip žmogui iš tos tokios sovietinio auklėjimo sistemos čia buvo iš visų, kas čia per nesąmonė, tipo, kad neįgalus čiuvakas atėjo į judesio, ne į dramos, bet į judesio teatrą. Tai ką jis čia veiks? Tai tegu jis ten, maždaug kartus ten su visais, kaip sakoma, tokia reakcija. Bet kai tu jį pažįsti geriau, tai mes kaip tik su juo konkrečiai ir darėm tokį performansą. Jis buvo klaikiai provokatyvus šiuo atveju, nes aš jį išsitraukdavau iš vežimėlio, mes ten su juo kažkokią kontaktinę darydavom ten, nes jis kaip žmogus, jisai be to savo judėjimo negalios,
jis pats buvo žiaurus provokatorius. jisai toks, vat, nu, vat, jis ten rūkydavo, keikdavosi, ta prasme, ne tai, kad toks, tipo sėdi niurzgas savo. Ne, jisai, ta prasme, jisai iš tų savo helperių, tų vat, socialinių darbuotojų, jis pastoviai prikolindavo, jis kažkokius bairius darydavo su jais. Ir, nu, vat, iš to, kad jis va toks pats iš savęs buvo, nu, tai prasme, tai leido mums vat, kurti kažkokį bendrą tą santykį ir tada, vėlgi, tada ten, žinai, nu, danų visuomenė, žinai, kokia į tai galėtų būti reakcija. Bet ne, pas juos reakcija buvo labai pozityvi, ta prasme, kad, nu, va, jie čia daro kažkokias nesąmonės, jie čia kažką ten voliojasi, visai, kad ant to žemės, ta prasme, patys ten, čia pas mus buvo ten tokie, kad tarsi būtų kova ne dėl to, kad, kaip sakoma, jį ištraukti iš to vežimėlį, bet kas pasivažinės su to vežimėliu. Taip, tai kadangi mes šitai provokatyviai ar ne, juokingai apie dalykus, ar ne, ir apie jautrumą menininkų, tai truputėlį paklausykim gabalą, kur sukūriau, nežinau, ar ten tas pankrokas girdėsis, apie ką eina kalba, bet paklausom, pasižiūrim. Suplijus kapo scenam, naini į arenas, su provokacija, jautriu nuogumu kovoji su baime. Matai, kas stringa ir savo tiesą bandai išrėkti per judesį ir savo darbius stringus. Pulka, 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 kokiais būdais šauni savo kulką. Teatras, šokis, muzika, pankrokas, knygos tekstai ir kasdienis protestas. Visiem kasdienų žiūri ne naujieną. Pulka, gal dzenas ir yra ta tikroji kulka. Kiek užsienio scenose plojo, o Lietuvoje dėja tik per petį tapšnojo ir galvą kreipė, bet kelio pramušti. Jo areną sulaikė, laikė, pakleikė, sutrykė, pramogus laukė. Laukia pramogos, kai ateina į tavo spektaklius. Pulka, Pulka! kokiais būdais šauni savo kulką. Kokiais būdais šauni savo kulką. Knygos tekstai ir kasdienis protestas. Visiem kasdieną žiūri ne naujieną. Pulka, gal dzenas ir yra ta tikroji kulka. Gal dzenas ir yra ta tikroji kulka, ar ne? Tai tokia, vat, begalvojant apie tai, apie ką šnekėsim, prisiminiau apie tai, ką tu esi daręs ir ką mes kartu esam matę ir girdėjo, tai va, tai ir gavosi toks tekstas, greičiausiai čia labai nesigirdėjo, ar ne, šitas AI sugeneruota muzika, bet tekstas buvo, kad ar ne, pulka, kokiais būdais šauni savo kulką. Teatras ar ne, šokis, muzika, pankrokas, knygos, tekstas ir kasdienis protestas. Ar yra to kasdienio protestą iki šiol? Ir kitas dar dalykas, į sieną kasdieną žiūri, ne naujiena, pulka, gal dzenas yra ta tikroji kulka, ar ne? Kitaip tariant, kad pereinant prie šitos dvasinės praktikos, nes prieš tai esam kalbėję apie 10 Dievo įsakymų, iš dzeno pozicijos pats praktikuoju jau ne pirmus metus, gal 10 ar ne, ar kažkas tokio. Tai klausimas, ar yra, ar vat, kaip tiems šuniukams jau nebesinori taip garsiai loti, ar ne, kaip sakant, kai su amžiumi, ar čia tas dzenas atėjo iš to, kad norisi jau kažkaip ieškoti kito rakurso, ar čia dar viena provokacija, ar čia atvirkščiai dzenas atnešė nusiraminimą, o gal dar jo netnešė, ar vis dar yra tos provokacijos, to protesto ir truputėlį pasidalink apie tą, apie šitą, va, būtent, nu, sureaguot gali tą dainą ir tą tekstą, kaip aš čia pamačiau tave, tokiu greitu, žinai. Tai jo, tai čia labai gerai tu čia visą taip pagauni su šito reikalu, nu, nes mano visas gyvenimas yra nesibaigiantis klaidų rinkinys. Tai aš kažko neplanavau, nežinojau, į teatrą patekau netikėtai pačiam savo, su dzenu lygiai tas pats. Tai yra 1 prie 1. Aš labai norėjau merginai padaryti įspūdį.
Norėjau merginai padaryti, bet iš tai, va, koks aš čia, va, visokiojopai čia sofistikuotas, čia, va, tipo, va, ir dar dvasingas, kaip sakoma. Tai merginos jau seniai nebėra, o Dzenas vis dar yra. Tai, kad taip sakoma, kad Dievo keliai nežinom. Panašiai kaip su Ražausku kalbėjom, jis irgi dėl merginos tapo žaliavalgiu, o mergina prarado žaliavalgių liko. Taip. Tai čia lygiai ta pati istorija, kad tu nežinai, kodėl tau atsitinka taip, o atsitinka kažkaip kitaip. Ir visą laiką tada ta situacija jinai yra tai, kad visą laiką man patinka cituoti, čia toks yra Lenkų Dzeno mokytojas, kuris sako, žinai, visi mano prieš tai buvę projektai sužlugo, liko tik tai Dzenas. Kad ten ir šeima žlugo, ir ten jis kažkokį verslą darė, tas verslas dingo ten. Ir dabar finale lieko, kad buvo kažkoks šalutinis dalykas, kuris ten neturėjo jokios net perspektyvos, kad maždaug, aš iš viso čia kažką su tuo darysiu, kad... ir staiga pasirodo, kad jo, visai gerai važiuoja. Tai čia šiuo atveju jisai, matyt, ta praktika, matyt, anksčiau ar vėliau, jeigu tu ieškai, tu ateini. Čia matyt, natūralus, vėlgi labai žmogiškas procesas, tam klaidų pasirinkimų metode, kuriame tiesiog gal pagrindinė problema, kad daugelis žmonių savo iš vis neleidžia klysti. Jaučiasi kažkokie perfekcionistai, neklystantis, arba, mėgstama frazė, kaip jie savo tai leidžia. Tai va, aš savo leidžiu klysti. Tai va, Dzenas, va, ta klaida, kuri atrodė visišką nesąmonę, aš ir dvasingumas iš vis neturėjo jokio ryšio. Tai jeigu mes pažiūrėsim tą visą mano evoliuciją nuo pradžių, kur čia, ta prasme, čia į... Mokslas kažkas. Jo, į mokslą, į pankroką, ar į literatūrą čia tas Dzenas. Į ką jis čia, iš vis į teatrą, į provokaciją. Tai gerai, bet jeigu tu atėjai netyčia, netikėtai, ar ne ten dėl kažkokių ten savo įvaizdžių dalykų, ar dar kažkokių dalykų ten su santykiu, tai ką tu jauti, tau jisai davė kažką, kiek tu čia tų metų praktikuoji jau? Jo, aš matyt dabar jau praktikuoju gal kokį 15 metų, gal mažiau, gal. Ar galim iš vis sakyti, ką nors, ar davė, ar gali toks būti formuluoti, ar tau davė praktika kažką, ar gali duoti, ar čia kažkokie kiti dalykai, ką tu jauti, kokią tai vertę sukūrė, gal tada taip, nebūtinai, kad davė kažką gal. Čia matyt yra didžiąją daugumą, kad lygiai taip pat kaip mes nuolatos kintam kažkokiuose savo santykiuose, požiūriuose ir taip toliau, tai bet kokia praktika jinai duoda, kad ir netgi pati klaidingiausia, jinai duoda tą tokį, kažkokį atspirties tašką, kad nuo ko tu gali atsispirti, kai tu visiškai nežinai, ką tu darai, iš vis ką tu čia veiki šitam pasaulyje, tu, bent jau aš tai laiks nuo laiko išgyvenu tą tokį kažkokį pasimetimo ir nesupratimo momentą, taip sakoma. Tai man tada ta praktika jinai yra kažkoks toksai būdas, kad, pasitvirtinimo to tokio, ar ten kažkokių vėlgi performatavimo to savo, ką aš čia veikiu, kodėl aš taip darau. Nes visą laiką kyla tas, netgi galima sakyti, kad tam tikrą prasme bet kokia religinė praktika jinai jau yra superstimulas. Tai reiškia, kad jinai yra kažkas, į ką mes, toj savo buityje, mes geidžiam to kažkokio paaiškinimo, kažkokio vėlgi nepasitenkinimas tuo, kas yra čia ir noras turėti kažką, kas yra ten anapus, vilties, kad po mirties nieko nėra, arba atvirkščiai po mirties yra viskas. Tai šitas irgi veikia kaip superstimulas. Tai reiškia, kad tas prasmės įprasminimo dalykas, kad mes atrastume kažką, kas mums yra svarbu. Ir galų gale netgi praktikuojant, tas visas irgi labai evoliucionuoja. Sakysim, kad pradžioj norisi kažkokių pasiekimų, toks
olimpinis principas. Olimpinis dvasininkas. Olimpinis dvasininkas. Aš čia pabandysiu Kuo ilgiau. Kuo daugiau ten sudalyvausiu ten tokiuose praktikose. Čia ten, kaip sakoma, atsėdėsiu ten maksimalų kiekį valandų, ten, nežinau, kankinsiu save maksimaliai ilgai, kad pažiūrėt, kuo visą tai baigsis. Ir laikui bėgant, tu supranti, kad ne, čia visai ne apie tai yra šneka, kaip sakoma, visai kitas. Tai vis tik tai tau yra čia savirefleksijos forma, ar suvokimas, kad yra kažkas daugiau negu tu? Man gal daugiau tai veikia kaip kažkokia, pažiūrų sistema, kuri įtakoja, kad aš galiu pasitikrinti. Kad aš atsiremiu į tą kažkokią praktiką, atsiremiu į sakysim, tas pačias. Galiu, paprasčiausias dalykas, kad, ten yra širdies sutra, kurioje, nežinau, per 15 metų atradau tokią eilutę, kad atmetęs kančias ir nerimą. Tai visą laiką kaip automatas ten kartojau tą visą, bet man tas, atmesti nerimą arba nejausti nerimo. Tai čia labai gera situacija dabar, kad tu nejauti nerimo. Ar dažnai nerime? Nes tas nerimas yra toks nuolatinis, kažkoks toks visą laiką tas toks palydovas, kuris ten to nagučiu tau skrebina į durytės ir tada, kas čia, kodėl čia taip vyksta. Nes tu visą laiką, jeigu tu kolekcionuosi tas pasaulio, kažkokio pasaulio idiotizmo įrodymus, taip visada prikolekcionuosi. Visą laiką bus, kad visi elgesi blogai, vis ten nesilaiko kažkokių moralės principų, ten taip toliau. Jeigu kolekcionuosi, kad žmonės yra geri, žmonės yra atjaučiantis, lygiai taip pat prikolekcionuosi ir turėsi visokį spektrą tų pavyzdžių, tai su kuriais tu nori gyventi. Tai padėjo tau nukreipti mintis, kolekcionuoti tos pozityvius patirtis ar negu provokatyvus ar ne, taip žiūrėjau, teatro ar ne režisierius turi būti provokatyvus, tai visą laiką ieškai, čia tas blogai, visuomenė, čia tas blogai, aš čia šitą parodysiu, aš šitą išviešinsiu. Čia tas kritinis protas, tas kur kritinis protas, jis matyt, iki galo tas kritinis protas nėra niekada, jisai, vis tiek kažkiek užsiimsi tuo. Bet tiesiog, kaip tu supranti, kas per situaciją. Tai reiškia, tu gali gyventi toj neurozijai, kur viskas bus blogai, viskas bus nihilistiška, arba tu gali joje negyventi, čia tavo pasirinkimas. Bet daugybė žmonių tiesiog net nereflektuoja šitos dalies, kad tu pats pasirenki, kaip tau gyventi. Ar tu nori gyventi su žmonėm, kurie yra malonūs, geri ir priima tave nepriklausomai nuo nieko. Ar tu gyveni su kažkokiais paranojikais, kurie ten tave bet kada gali užpulti, užmušti, ar ten subombarduoti šalį, ar ten kažką tokio. Taip sakoma. Tai šiuo atveju matyti tas... Bet klausimas, ar pats pasirinkė, jeigu pats pasakai, kad tikėjai, nes tipo ten su mergina norėjai, ar ne? Tai ir pats nepasirinkė. Tai sakai, pats pasirinkė, tai klausimas. Pasirenki požiūrio tašką. Ta prasme, kad jeigu tu esi užtektinai sąmoningas pats savo, refleksuoji, kas vyksta aplinkui, supranti arba gal nesupranti, čia vėl galim grįžti prie tų šunų, kaip sakom, kad iš pradžių tai atrodė vienaip, o po to atrodo kitaip. Taip. Ja, iš pradžių buvo kažkokie tokie, kad ne, viskas yra blogai, čia reikia, čia iš vis kažkokia smegenų plovimas ir taip toliau. Vėlgi, jeigu pasirenki tokį požiūrio tašką, tai tame ir gyveni. Jeigu pasirenki kitą požiūrio tašką, kaip atramą, kaip prieglaudą, kaip kažkokį žmonių tarpusavio santykį, tai tada gyveni kitaip.
Aha. Įdomu tas, aš jau nesiniai kalbėjau, pusbrolis buvo atvažiavęs čia iš Prancūzijos, jisai praktikuoja ten kažkokį kitą bavą, ten yra kinų, man atrodo, ten kažkokia ta praktika, kur irgi jie ten vaikšto, sako, ir jis sako, brač, ten ar 10 ar kiek ten tų metų jis irgi ten darė, sako, tiek daugiausiai laiko investuotas dalykas ir atrodė mažiausiai dalykų išmokau tą darydamas, žinai, sako, kol pagaliau viskas dar panaudojo kažkokį kitą dalyką, kur ten ir perlūžo paskui, ir tada pasirodė, ir tik tai tada, po metų pradėjo, grįžo prie to visai su nauja energija, kitaip tariant, kad ar tau atsiduri tuose situacijose, kai atrodo, nubračiu vieną tašką, aš čia žiūriu, ar negeriau aš rašyčiau knygą, arba ten kažką. Tai čia nuolatos, nuolatinė dvejonė, nes tas kritinis protas jis visą laiką ateina, sako, tai ką čia šūda molita, prasme, ko tu čia į tą, ten nežinau, sieną vėpsai, tai ką, neturi ką veikti, prasme, kam čia iš ryto keltis, ta prasme, tom praktikom užsiminti, galų gale, čia matyti tada ir yra tas taip jaučiamas kažkoks poveikis, kai tai yra ilgas laiko darbas, nes kol tu esi tuose spec efektuose, tuose super stimuluose, tai čia yra trumpalaikis tasai poveikis, taip sakoma, kad tu atėjai, tau ten kažką pasakė, tu kažką pajautėjai, kažko nepajautėjai, tau tai visą tai pasibaigė. Ir tada tu tiesiog ten prabanguoji, ir vėl grįžti į savo tą kasdienį gyvenimą ir tai neturi jokio poveikio tolimesniam tavo gyvenimui. Tiesiog sakai, prabėgau šitą distanciją, atsikankinau ten tą atsiskyrimą kažkokį, nieko nesupratau, long life rock and roll. Bet kai tai yra ilgas laiko tarpas, tas Lenkai turi tokį pavadinimą, kurį jie kaip Zeną, Związek entuziastov nudai, tai reiškia, nuobodybės entuziastų būrelis. Taip, tai nuobodybės entuziastai. Tai kai tu įsigilini į tą nuobodybę, tą tokią, tai yra labai kreatyvinis procesas. Čia šitame, tame tuštumos momente man gimsta geriausios idėjos. Būtent aš savo dabar leidžiu šitą procesą, kad aš prisikabina mano, aš pasiekiu tą kažkokią minčių tuštumą ir tada mano paties protas sako, pala. O dabar mes sujungkime šitą su šituo. Ir tu sakai, gera mintis. Ir tada gali taip kaip panaudoti tai kažkokiam spektakliui, gali panaudoti kažkokiam tekstui parašyti ir taip toliau. Tai tu naudoji tą dvasinę praktiką savo kūrybiškumui. Taip. Tai prisi, kad jeigu aš anksčiau sapnuodavau tas choreografijas, tai aš dabar jas pasistatau medituodamas. Reiškia, kad aš grįžtu į tą pačią būseną, gal ne tą pačią, kažkokią kitą būseną, bet tai yra mano dabartinio kažkokio kūrybiškumo to vienas iš variklių, kad aš galiu savo sėdėdamas generuoti tas idėjas, kurias aš po to paleisiu į sceną. Gerai, aš dar norėjau paimti truputėlį kitą rakursą, vis tiek aš daug dirbu su švietimo sistema, ne su mokytojais, su vaikais. Man šiaip įdomu iš skirtingų žmonių sužinoti, o ką vis tik tai jūs rekomenduotumėt, ką tu rekomenduotum apie žiūrint į švietimą, šiuolaikinę švietimo sistemą, į mokyklas, apskritai, kokio ten tu patyrei badą, aš ten sakiau, kad aš ten patyriau tokį nuolatinį skausmą, nes atrodo nori kažką suprasti arba padaryti ir tu toks kaip neįgalus, ten, bent jau man tai buvo, kiti ten gal kaip virkščiai buvo. Tai ką tu jauti, ką reikėtų daryti, suprantama, kad čia nėra toksai paprastas dalykas, bet ir pats esi kažką ten daręs ir šiaip su studentais daug dirbi. Ką tu galvoji, kas svarbu, ar čia yra įmanoma kažką padaryti, ar tiesiog reikia pabūti su vaikais, kad tėvai turėtų laiko dirbti? Mano vienintelis pasiūlymas šiuolaikiniai švietimo ministerijai ir sistemai tai yra mažiau yra daugiau.
Kad dabar yra per daug visko, per daug visos stimulacijos to, kad tipo, tiesiog tiems vaikams neleidžia niekada pabūti su savimi, jiems tiesiog kiša, duoda, imk šitą, imk tą, imk žiūrėk šitą. Ir tai yra labai daug, tai yra akivaizdžiai per daug visko ir nėra galimybės vaikui panuobodžiauti tą nestimuliacinę prasme, nes kaip dabartinis vaikas reaguoja į nuobodybę. Tai jis iš karto griebia telefoną ir pradeda ten scrollinti, kaip sakoma, nes jis negali pakeltos nuobodybės. Pas jį neįsijungia fantazija, ką dabar galėčiau padaryti. Kad pas jį įsijungia tas, kad, gerai, perjunkime šitą dėmesį į kitą. Namie tai persijungi tai, kad mama, tėti kažką. Taip. Tai jeigu išgyven šitą, dažniausiai tėvai nepersilaužia to, tiesiog mama, tai imk telefoną, žaisk ten, atstok nuo manęs. Taip. Tai šiuo atveju tada yra tas, kad, mes daug kalbam apie kūrybiškumą, bet tai yra, skirtingas būdas, taip sakoma, ką mes vadinam kūrybiškumu. Tai jeigu mes tą kūrybiškumą, tą copy-paste vadinam kūrybiškumu, kai aš kažko ten kompiliacija. Kažkokia. Bet ar egzistuoja kažkas kita, apart to, kad aš skirtingų vis tiek visas patirtis aš kompiliuoju, kaip ir pats sakė, ir nesėdžiu, medituoju ir staiga sujungsiu tą su tuo. Tai iš esmės, nes tą jau turiu ir šitą turiu, tik dabar sujungsiu ir du skirtingus dalykus, aš neišversiu. Bet galvoj, tai turi būti galvoj tie du dalykai. Nes jeigu aš turiu šitą dalyką YouTube, o šitą dalyką Google, tai jie nesusijungs. Nes aš tada ieškosiu to kažko, ir ieškosiu to kažko ano. Bet pas mane jie tarpusavį jokio ryšio neturės. Tai kaip tu lavintum tą vaiko kūrybiškumą? Aš tai sakyčiau, kad mažint visko reikėtų. Reikėtų mažinti apkrovų, daugiau laiko skirti to, kad tiek vaikas, tiek pedagogas turėtų daugiau to laiko, kada įsigilinti į tą refleksiją, kad jinai būtų kažkokia ta situacija, nes jeigu mes pažiūrėsime į tą, pavyzdžiui, kaip anksčiau ten kažkokiais, nežinau, įsivaizduojamais filosofiniais laikais veikia ten tas pats Platonas, ta prasme. Valkiodavosi su savo mokiniais po giraitę ir jie ten šnekėdavosi. Bet pats valkiojimasis jau buvo procesas. O dabar mes turim konvejerį, kuriame atėjai, atpiškinai ten kažkokią informaciją, visi ten kažką paknapsėjo nosimis, kad jo, bet vaikščiojimo nėra. Nėra laiko pareflektuoti, nėra laiko suvokti, kas įvyko. Ir čia matyt, čia apie tą pačią situaciją kalba mano ta trečioji knyga, kad ta rusiška mokykla, kuri akademijoje, sakoma, mano režisierė, jinai buvo klasikinės tos rusiškos mokyklos Stanislavskio sistemos tokia režisierė, kuri jinai turėjo tą tokį, taip vadinamą, žmonių ant sudrožimo metodą. Tai reiškia, tu turi, 1000 studentų, juos visus meti į vandenį ir tie, kurie nuskendo, tai jie čia yra tos kaip... Neatsparus. Neatsparus, todėl jie aktoriais netampa. Jie nuskęsta. Tai čia Kinijoje tas yra, net maždaug, kad 1000 vaikų pasiėmė, iš jų 5 atletai, iš kurių dar 4 susilaužys koją. Taip? Ir yra ta kaip vakarietiška. Ir aš knygoje, tai aš aprašau tą savo kaip jau rusiškos mokyklos išauklėtą aktorių, kuris pakliūna į tą vakarietišką sistemą ir ten sako, ne, svarbiausia individas. Kiekviena gyvybė yra vertinga, kad tavo mintis irgi yra vertingos. Tada man kyla konfliktas. Palauk, kaip gali mano mintis vertingos? Kaip čia taip? Čiagi režisierius, jisgi Dievas ten viską pasako
aš net neturiu savo minčių, aš tiesiog galiu ten padėti kažką, ten pareflektuoti. Aš čia iš viską, kas čia, aš čia molis, ir aš atvažiuoju toks molis. Išsitepęs moliu. Molis ir man sako, ne, tu ne molis. Aš ne. Ir tada tas konfliktas, kad, palaukit, tai čia ir mano mintis irgi vertingos. Nu, va, tai čia tada viskas yra ir trauma, ir mokykla, kuri, kaip sakoma, formavo va, tą kažkokį lipimo per galvas principą. Ir tai, kad tu niekam nesi įdomus, nes, va, kas tu čia toks, kad ta prasme, tu būtum įdomus. Ir tada tau sako, ne, tai viską, ką tu darai gerai. Ir tada taip, atidaro tau duris ir išlaisvina. Okei, daryk. Ir mes ten, pavyzdžiui, buvo toks, mes darėm, taip vadinamą, triukšmo kambarį, ta prasme, triukšmo kambarys, ta prasme, kad taip, tai kad ten kažkoks vyksta chaosas, ta prasme, ir tas chaosas po to jisai kažkurio momentu žiūrovai išleidžiami į atvirą orą, ta prasme, ir tipo, kaifas. Bėgau aš iš to triukšmo kambario, nežinau, ar iš šito, ar iš kito. Ta prasme, tiesiog bėgau, aš realiai ten vienam festivalį kažkokiam buvau triukšmo kambaryje, aš vadžiu apsaugau. Taip, bet tas buvo gera. Tas atradimas, ta prasme, to, kad tu turi kažkiek laiko būti kankinamas, ten hiperstimuliuojamas tam, kad po to tas paprastas veiksmas tau tiesiog, atsipalaidavimas. Grįžtant prie tavo knygų, ar ne? Tai ačiū už pasidalinimus apie švietimą. 3 knygos, apie ką jos, jeigu taip trumpai ir arčiau paskutinės 3, ar dar daugiau bus, taip pirmiausia apie 1, 2, 3, kokios jos, apie ką? Knygos jos yra maždaug plius minus chronologiškai, tai reiškia, kad jos yra pradedant nuo kažkokio dar prieš nepriklausomybinio laikotarpio, tai reiškia, kad nuo 89 metų. Ir va tas ankstyvasis mano paties, kadangi vienas, aš rašau savo vardu, reiškia, pirmų asmenių, tai mano refleksija į tą situaciją, kaip atsiranda tas laisvės veiksmas, kaip atsiranda va, tas kažkoks noras išsivaduoti, va, tas protestas, maištas ir taip toliau. Ir va, ta pirma knyga, jinai reflektuoja tą va, laikotarpį iki, nu, va, kas yra mokykla, kas yra va, ta sovietinė mokykla, kas yra va, ta sausio 13, kuri, kaip sakoma, kurioje aš irgi dalyvavau, kas yra ten, va, tie visi įvykiai. Tada antra knyga, jinai jau daugiau refleksuoja tai, kas yra, nu, va, universitetas, švietimo sistema, mano kaip asmenybės ir mano ten aplinkos žmonių kažkokia reakcija į tai, kai tu jau esi išėjęs iš tos sovietinės sistemos ir dar niekur nenuėjęs. Reiškia, va, tas va, kažkoks toksai laikotarpis, kada tu jau atitrūkai nuo to brutalaus rusiško spenio, bet alternatyvos nėra. Ir trečioji knyga, jinai yra apie teatrą. Trečioji knyga yra apie teatrą, tai reiškia, jinai parašyta tuo tokiu tarsi teismo protokolų principu. Tai reiškia, kad yra įsivaizduojama draudimo kompanijos tyrėja, kuri tyria vat, bylą ir toj byloj vat, įvairūs liudijimai apie tai, kas vyksta. Ir vat, tie liudijimai visi sukasi aplink tą rusiškos mokyklos teatrą, vaidinimą pas Mariją Misiūnaitę ir vat, koks tai buvo laikmetis, kada tiesiog vėlgi baisus nusivylimas tą situaciją, kaip sakoma, kada visi įsivaizdavo, kad štai tas išlaisvėjimas, jisai bus toks lengvas, saldus ir malonus, o jis pasirodė šaltas, nemalonus ir ilgas. Ir ilgas, jo. Ir va tas laikotarpis, kada
vyksta na, tarp ten kokių 92 ir 97 metų, kada aš kaip studentas dar vaidinu teatre ir kaip aš po truputį pažįstu, kas tai yra teatras. O šalia paraleliai eina istorija, kuri yra apie būtent danišką patirtį. Tai reiškia, kaip va tokiam jau žmogui, kuris suformuotas tos tokios, tos tokios tos akademinės sistemos, vat, nuvažiuoja į tą Daniją ir ten paaiškėjo, kad sistema visai kitokia. Ir tada kažkoks vidinis konfliktas, kalbos nemokėjimas, konfliktas dėl to, kad vėlgi reikia kažkaip iš naujo save perkalti, vėl kažkokios klaidos, vėl kažkokie santykiai. Galėčiau trečią knygą vadinti vėl meilės romanu. Taip, tai yra meilės romanas, kuriame vėlgi bandymas kažkaip prisitaikyti prie dar vienų besikeičiančių aplinkybių. Kiek aš skaičiau antros ir trečios dalį, ar net trečios jau beveik pusę knygos perskaičiau, antros kažkutį mačiau, bet kažkiek permečiau, tai man tai pasirodė, kad ten daug tokių ir kontekstų, ar ne, ir visi žanrai, ir tarp absurdo, tarp magiško realizmo, tam tos stiliaus, kur mėtosi, kur tarsi ta istorija neina nuosekliai, kur iš vieno personažo, iš kito, iš trečio, iš ketvirto personažo, gal antrojo knygoje iš dviejų ten personažų berods vyksta pozicija, tarsi vis tiek tu rašai nenusavęs. Tai vat klausimas, kiek tame yra fikcijos, nes ten tokių yra provokatyvių vietų ir kur galvoja, ar čia iš tikrųjų vyko, nes kažkur matai, kad akivaizdu, kad iš tikrųjų taip vyko, kitur galvoja, ar čia tikrai galėjo taip vykti. Tai kiek ten fikcijos, kiek realybės, kaip tu ten laviravai šitame reikale, ar literatūra, ar ten grina autobiografija, viskas taip ir yra, ar kažkur vis tik tai pagražinta, pridėta, arba suaštrinta, suprovokatyvinta. Tai aišku, kad aš iš viso matyt paneigčiau patį tą faktą, kad egzistuoja kažkokia autentiška biografija, nes visą laiką tas, kuris rašo, jisai mato per savo prizmę. Tai šiuo atveju aš visą tai labiau linkęs vadinti autofikciją, nes kažkurie taškai atrodo man svarbesni, kitiems žmonėms gal jie netrodo tokie svarbus. Vienose vietose kažkaip atrodo, tas, kad norisi, gal netgi pašvelninti tą situaciją, sakysim, ta pati situacija, sakysim, ten su visokiais tais, 90 metų banditais ir ten visą kitą, tai gal norėjosi, kad būtų šiek tiek geriau, bet buvo taip, kaip buvo ir nieko čia nepakeisi, kaip sakoma, čia tiesiog tie santykiai buvo tokie žiaurūs, jie buvo sunkus ir labiau noras buvo link to išgyvenimo eiti, kažkaip per pozityvę poziciją, tai ateiti į tai. Ir tas, gal tam tikra prasme, tas išėjimas į meną ir buvo bandymas pabėgti nuo tos realybės. Tai šiuo atveju tam, kad perteikti tą bandymą pabėgti, tai tam yra ta kažkokia fikcija, tas surrealizmas kažkoks absurdas, nes gyvenimas pats iš savęs yra absurdiškas, jo nereikia, literatūra visą laiką yra pašvelninta gyvenimo pusė. Tai sakoma, kad mes, jeigu ten matyt, kad puikiai pateikiama, kad sakysim, kodėl visi mėgsta Remarką, ir nemėgsta tų, kurie ten po to išėjo iš koncentracijos stovyklos ir parašė taip, kaip buvo. Todėl, kad Remarkas kare buvo 3 mėnesius. Tai jis dar nebuvo tiek sulaužytas paties karo, todėl netgi jo ironiškas stilius jis yra labiau priimtinas negu žmogaus, kuris 4 metus sėdėjo koncentracijos stovykloje, išėjo iš ten ir parašė, kad, sorry, hebra, čia nieko gražaus nėra. Ten, Balis Sruogas, sakysim, Balis Sruogas su savo visą nuostabia ironija ir fantastišku stiliumi
Bet tai yra, tai apie ką jis rašo, tai yra baisus dalykai. Nu, Tai ten, aišku, labai, bet žavu, kad gali taip juoktis iš to, kas tikrai nejuokinga. Taip, nes jeigu jis būtų rašęs realistiniam stiliuje visą tai, nu, tai būtų labai klaiki knyga. Viktoras Franklas rašė, ne, žmogus ieško prasmės, bet irgi tapo bestselleriu, ar netgi atrado naują tą, kaip rasti vis tik tai net ir tam žiauriai sudėtingam, realistiniam tam, bet kažkur tą grožį arba prasmės ieško paaišką, ar ne, irgi įdomu. Taip, čia. Taip, tai įdomu, kas dar laukia mūsų, dar laukia kelios knygos, ar čia jau parašė viską, ką reikėjo parašyti? Ne, knygos dar laukia, jos, kaip sakoma, jos šiaip šito žanro, tos vadinkim, Antakalnio sagos, kaip, nu, beje, kaip vadinasi visos tos pirmos 3 knygos? Pirmos knygos yra šitasgi, dabar pradėsiu nuo galo, tai reiškia, kad trečia knyga yra Jautrumo gravitacija. Taip, ir šitasgi, nes tai, visgi tai yra, nu, gal pagrindinė mintis, kodėl jinai Jautrumo gravitacija, tai yra tai, kad jeigu pirmos 2 knygos yra visiškai tokios, nu, kaip konstatacinės, bejausmės žmonės yra tokie labiau apibrėžiantis tai, kas yra. Tai kitos 2 knygos, kurios nu, prieš tai, jos atspindi tą tokį, nu, tą šaltą tą tokį, šaltą atmosferą, šaltą požiūrį, nors šiuo atveju, kaip sakoma, na, pati ta situacija, jinai tiesiog, nu, jinai keičiasi ir kad kadangi tos, nu, kaip, šiaip visos knygos yra 6 knygos. Jau yra. Jo, jos jau yra 6 knygos, iš jų 3 yra įgarsintos, 4 yra kaip pakeliui. Tai reiškia, mes... Tai pirmos 2 pavadinimo nebepaminėjau. Tai pirmų 2 neatsimenu. Čia kaip Radzevičiūtė sakydavo, čia kaip savo mylimųjų skeletus išsikasinėti ir pasakot apie juos, kaip sakoma. Taip sakoma, tai bandau, kaip sakoma, atsiminti, bet kažkaip Makaulė neišneša šitos situacijos. Kažkodėl vadinu Ugnies veidu pirmą knygą, nors ten Gimė ugnyje vadinasi. Jo. Tai va, tai šitoj situacijoje, matyt, 4 knyga, kuri yra Miegantis ugnyje. Miegantis ugnyje ir dar buvo Paskendęs turgus. Taip, Miegantis ugnyje ir Paskendęs turgus. Nu, Atkasėm. Atkasėm. Kad jeigu kažkas ieškosi, tai pirma, kuri buvo Paskendęs turgus. Ne, Miegantis ugnyje. Paskui buvo Paskendęs turgus ir dabar jautrumo gravitacija. Gerai. Taip. O kokia bus 4, 5, 6? Taip, pavadinimų dar neturi, bet... Ne, jos turi pavadinimus, kaip sakoma, bet jų mes nesurasim lengvai. Jo, kol kas jos tik tai... Jos procese, kitaip sakant, kad jos jau yra parašytos, bet jos nėra įgarsintos, jos nėra publikuotos. Reiškia, ir iš esmės matyti nu, visos tos Antakalnio sagos principas ir yra tai, kaip perteikti tą kitimą laike, pagauti tą personažo augimą, brendimą, klydimą ir to, sakykime, normalizuoti tai, kad klysti yra gerai, kad klysti yra normalu. Tai reiškia, kad niekada nieko nežinai iki galo, kad niekada nėra taip, kad aš pasirinkau šitą kryptį ir paėmiau ir nuėjau tenai. Pasirinkau kryptį, nuėjau priešingą pusę. Nu, ir matyt tas, kad tas jau kaip mes prieš tai kalbėjom, kad blaškimasis tarp to, kad nu, čia aš būsiu mokslininkas, biologas, ten kažką. Ne, aš nebūsiu mokslininkas, biologas, aš būsiu muzikantas. Ne, aš muzikantas nebūsiu, aš būsiu rašytojas. Tai čia visiškai harmsiška situacija.
Ir nu, va, tas bandymas kažkaip save įsprausti kažkokius rėmus, kad atvirkščiai leiskite klysti žmonėms, duokite jiems galimybės gyventi. Gyvenimas yra klaidų rinkinys. Taip kad faktas tas, kad visi tie santykiai, visi tie kažkokie klaidos, nukritimai, pakilimai, pasiekimai, jie yra tiesiog dalis viso to torto, kuriame mes gyvename. Puiku. Kągi, ačiū, Andriau. Aš jaučiu, kad išsinešu ar ne tą suvokimą, kad klysti tikrai verta. Ne tai, kad verta, bet kad tai yra gyvenimo dalis ir nebijoti to. Taip pat, kad vis tik tai turėti galimybę sustoti, permastyti, pareflektuoti, kas man irgi yra iš esmės tie pokalbiai tam ir skirti, kad vienam mąstyti yra sudėtinga, o atsisėdus vienas kitą klausinėti yra lengviau mąstyti, kai yra apie kažką mąstyti, negu tiesiog sėdėti ir mąstyti. Bet tas praktikos ir visa kita, kai tu tiesiog esi susiduri su to, dar man labai surezonavo ta mintis irgi apie tą nuobodulį, aš irgi apie tai dažnai galvoju ir auginamas vaikus, ar ne, kaip neužstimuliuoti. Kad ir tikrai matau, kas, pavyzdžiui, vienas jau gavo telefoną, kitas dar ne, ir tas, kur negavo, dar jisai įjungia tą kūrybiškumą ir suranda išeičių, kaip tą. Ir reiškia, įsijungia tas vis tik tai kūrybiškumo momentas per nuobodulį. Tai ačiū labai už pokalbį, tai tikiu, kad žmonės klausys, skaitys tas knygas, kiek suprantu, tie nėra rašytinės knygos ar nespausdintinės knygos, yra tik audio knyga. Taupykite medžius, klausykite ausimis. Nu, PDF-ą galim išleisti. Arba silicijų. Taip. Tai va, tai ačiū, BDS pokalbiai. Šiandien tiek mes pasisėmėme, pasimaitinom žiniomis, požiūriu Andriaus Pulkauninko, jo tam tikrą pro langelį pažiūrėjome jo gyvenimo aplinkybės. Kas nori dar giliau panerti, tai skaitykite, klausykite 3 knygas. Ir ačiū ir susitiksime kitus kartus. Ačiū Jums. BDS pokalbiai. Iki.